26 dieną kažką tai daryti. Tai manau, kad jums nėra dabar skubėti kovo 26 dieną. Šitą kalbą turi baigti vieną kartą. Užteks sakyti gėda, 20 metų šaukiam gėda, kas tik blogėja situacija. Valdžios paklausė. Tai valdžia, tai pala jūs. Jūs lygtai davėt priesaiką ir Dievui, ir žmonėms, kai jūs tarnausit žmonėms, kai jūs vykdysit konstituciją. Koks čia vykdymas? Ir jau dabar užkabino žemaičius, kurie tikrai iki galo užsispyrė, jeigu reikės kelsim visą Lietuvą. Dabar sukilo ir Šiauliai, ir Rietavas, ir Klaipėda, ir Šilutė, ir Šilalė, ir Raseiniai, Jurbarkas. Tikrai keliausim visi ir prašysim atsakymą. Jeigu jie neina pas mūsų, mes eisim pas jų ir bendruomenė tiesiasi pamatyti, kad Lietuva be galo turtinga ir todėl kviečiame visus tapti lobistais, atrasti tą lobį didžiausią Lietuvos žemę. Atrodo, derybos baigėsi, tai turėtų neužilgo ateiti, bet kol energetinės nepriklausomybės bei užsienio kompanijų. Pirmiausia, laba diena visiems ir turėjau galimybę susitikti su jūsų žmonėm, kurie ką tik buvo pas mane kabinete. Ir aš manau, kad mes labai atvirai pasikalbėjom. Kai kurią informaciją, kuri nesutapo tarp mūsų visų, teko pasikalbėti jungus garsiakalbį ir su geologijos tarnybos vadovu ponu Muckevičium. Bet aš nenoriu plėstis, aš tik noriu vieną dalyką dar kartą pakartoti, kelis dalykus. Jokie Lietuvoje darbai, nesvarbu, tai bus gręžimo ar seisminiai tyrimai, tegul būna ir kitokie darbai per prievartą, tai arba tas, kas kenkia gamtai ir žmonėm, niekada nebus daroma. Ir mes turim tą susitarti. Ačiū! Pas mus Tauragėje savivaldybėje yra pakviesta rajono tarybos narių pageidavimų, yra sukviesta nemažai svečių iš įvairių tarnybų. Mielieji, baigiant mūsų šią sueigą, po to dar, kas galėsime, nueisime prie aplinkos ministerijos, kad juos biskį pravūdinti, bet norėtųsi padėkoti bendruomeniai ir tą, ką pasakė premjeras, norėtųsi perfrazuoti sekančiai. Jeigu jūsų čia nebūtų ir mūsų visų čia nebūtų ir šitų žodžių. Todėl tauta gyva tik tada ir valdžia su ja skaitosi, kada tauta yra vieninga. Ir aš dėkoju visom visuomeniniam organizacijom, kurios šiandieną bendrai, kiekvienas kaip skruzdėlytė organizavo šitą sueigą. Ačiū visiems ir lai žydi mūsų vienybė, vardan vienintelės
brangios mūsų tėvynės Lietuvos. Laimės, sėkmės ir klestėjimo mūsų Lietuvai ir mums visiems.
būtų savai, kad būtų sunaikėtas jūsų žemės vandenys ir būtų naikinami žmonės. Almantas Petkus. Yra gerai, kad įėjo, nes, pavyzdžiui, prie prezidentūros niekas neatėjo. Ir viceministras Almantas Petkus negali atsakyti už visą ministeriją ir netgi už ministrą. Tai mes, aišku, žiūrėkime tai pagarbiai, išklausykim Almanto Petkaus reiškia nuomonės. Jisai gaila nėra ministro, aš kiek suprantu, Briuselyje. Rytoj ryte grįžta, tai mes pasiliekam iki ryto. Mes Almantai Petkui įteiksim ministrui raštą, kur mes pasiūlysim jam rimtai pamastyti, ar su tokia pozicija jis gali būti aplinkos ministras. Mums labai gaila, kad partijos Tvarka ir Teisingumas, kurie patys yra galbūt nukentėję nuo neteisybės, šiandien vos tapę ministrais, jie negirdi žmonių balso, jie užsikiša ausis ir akis. Tai aš nežinau, tiesiog mes gal nekankinkim Almanto Petkaus, pasakykit porą žodžių, o ką jūs manot apie skalūnus? Ar reikia juos išgauti Lietuvoje? Nu, tai jeigu mes turėtumėm šiandien aiškę viziją, tai būtumėm jau 100% pasakę, arba reikia, arba nereikia. Tačiau dar daug yra neatsakytų tų klausimų. Man labai aiškiai ir suprantama jūsų pozicija, kad jūs kovojate dėl savo žemės, dėl savo namų, kad nebūtų užterštos teritorijos, kuriuose jūs įgyvenate. Mes puikiausiai suprantam tą visą situaciją. Supraskit, mes dabar irgi labai atidžiai šitą darbą dirbam ir gilinamės į visą informaciją ir norim surinkti kuo daugiau tos informacijos. Ir šiandien ministras mane informavo, kad buvo susitikę su Europos komisijos atstovais, kurie šiandien skaito direktoriato nuomonę. Jūs esat visi susipažinę, ten direktoriatas yra išreiškę savo nuomonę ir surašęs atskirą dokumentą. Dabar komisija, Europos komisija, nagrinėja Europos komisija artimiausių metų pasakys savo nuomonę, kaip turi būti Europoje toliau elgiamasi, kad būtų... Netrukdykime, labai gerai girdim ir gerai kalba. Ir kad būtų dar daugiau atsakyta klausimų, ministras kitą savaitę Lietuvos ambasados Vašingtone kvietimu važiuoja į Jungtinės valstijas, susitiks su eilė parlamentarų, ten su senato nariais, susitiks su mokslininkais ir vėl susirinkęs pakankamai informacijos lauksime, ką nuspręs vyriausybė. Šiandien mes esam tokioje situacijoje, kad visi Lietuvos teisės aktai mums nesuteikia galimybės patiems priimti sprendimus ir nutraukti vykstančius procesus. Jūs patys inicijavote ir patys puikiausiai žinot minutę. Yra Seimo aplinkos apsaugos komiteto nuomonė, kad vyriausybė turėtų sustabdyti šitos procesus, vyriausybė ir atsakys į šitą klausimą. Visi mes gilinamės irgi esamą situaciją ir puikiausiai suprantam jūsų norus ir labai, pavyzdžiui, aš sveikinu, kad jūs savo norus išreiškite ir tokiais visuomeniniais išėjimais ir susirinkimais. Tai yra jūsų teisė ir viskas puiku. Mes jūs palaikom ir žiūrim iš savo pusės, ką galima šitoj vietoj padaryti. Nu, neturime šiandien galutinį apsisprendimą. A jūs galvojate apie ateitį? Tvirtinti skalūninių dujų konkurso, angliavandenilių konkurso nugalėtojus. Ką jūs apie tai galvojate ir ką jūs apie tai žinot? Aš tikslios eigos šiandien pasakyti negaliu, bet ministro nuomonė buvo tokia, kad nepriiminėti galutinių sprendimų iki nebus vyriausybės pozicijos. Kas finansuoja Mazuronio kelionę į Ameriką? Aš galvoju, kad viceministras Almantas Petkus išėjo draugiškai su mumis pakalbėti ir mes, kaip sakyti, negalim pasakyti, jis įrodys dar savo darbais. Iš kur esat Žemaitis?
Iš Telšių. Jūs turite savo atstovą ministerijai. Jums lieka tik tai įpareigoti. Mes dabar skanduojam, Almantai neparduok. Almantai neparduok. Almantai neparduok. Almantai neparduok. Almantai neparduok. Taip. Tai užsienio kompanijų pelnas yra aukščiausio laipsnio beprotybė ir nusikaltimas prieš Lietuvos žmones. Kol nebus sukurtas aplinkai neveiksmingos namų sektorių žvalgybos ir gamybos technologijos, jokiomis aplinkybėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti vykdomas kalūnų dujų žvalgyba ir gavyba. Nepasitikime jumis ir Lietuvos geologijos tarnybos bei aplinkos ministerijos direktorius Juozu Motiejui, kadangi jūs nematote, nes teorinės galimybės, teorinės išsikos vandenį, kaip jas įtraukia vienu varu, kai išpožyti milžiniškus spaudimus pumpuojami tūkstančiai tonų nuodingų chemikalų. Planuojama pasirašyti skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos konkurso sutartį. Antras. Stabdyti 2007 metų rugsėjo 5 dieną UAB LL investicijos išduotą leidimą skalūninių dujų žvalgybai ir gavybai Rietavo plote. Uždrausti aplinkai ir žmonių sveikatai ypatingai pavojingas hidraulinių laužimo technologijos naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsipareigoti Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktorių J. Muckevičių neskelbti angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso Kudirkos, Kybartų ir Šilutės Tauragės plotuose. Nugalėtojo ir nesudaryti su konkursų dalyviai sutarčių, sudarytas sutartis skelbti negaliojančiomis. Išreiškėme nepasitikėjimą geologijos tarnybą prie aplinkos ministerijos tarnybos ir jos direktoriumi J. Muckevičiumi bei reikalaujame jo atsistatydinimo dėl iškreiptos ir galimai klaidingos informacijos. Teikiame visuomenei ir vyriausybei. Visą surinktą iš jūsų medžiagą perduosiu ministrui, rytoj pat ryte bus viskas apsvarstyta ir artimiausiu metu bus pateikti atsakymai. Ačiū jums visiems ir linkėjimus. Gerus linkėjimus už kad atvažiuosim 26 dieną kažką tai daryti. Tai manau, kad jums nėra dabar skubėti, ko važiuos 26 dieną.